Kasis pirmas, pažiūrėsime, kasgi įvažiuos. Jonas Montvydas išorė, tačiau Vainius Žulis vis dėlto dėkingesnė situacija turi. Vidinių trasos takelių iškart įsipaišo į pirmąją poziciją, jis pirmas. Trečioje vietoje šaunu Laurinas Diržininkas, jis pat 411 numeris Rokas Jakubauskas atstovauja techninio sporto šakų klubą Inžinerija. Iškart Laurinas gavo pastabų. Iškart įvažiuoja į Joker lapą, krenta į paskutinę poziciją, bet manau, kad tikrai nieko nepraranda. Kas tai tik pirmasis. Liepsnos iš automobilio galinio išmetimo. Technika tikrai patikėti meritoriolai paruošta įspūdingai. Vainius Žulis, jaunas vyras, patirties tikrai turi, dalyvavęs aukščiausio rango varžybose, gerai paruoštas automobilis. Estijos sportininkas Arvo Kaskas važiuoja Joker lapu. Laurinas Diržininkas. Šiuose tai tikrai tiek atsarginės dalis, tiek naujos dalis, kreipkitės į uždarąją akcinę bendrovę Damada, Telšiškyje ir ne tik. Visuomet bus pagelbėta, jokių problemų neturėtų būti. Atstovauja Mega Motorsport klubą Telšių. Aš 108. Mes tikrai matome už Joker lapo nepravažiavimą 30 sekundžių bauda. Nusimato taip, kad iškart jūsų vaikai labai smarkiai gali suprasti. Kviečiu pirmą pulką nevisdinti auką, gerai būkit pasiruošę. Panašu, kad konkurencijos Žinai, kažkas nesibaigęs, kol kas važiuoja techniku. Aš kažko nežinai, matos, kad netraukia. Na, svarbiausia, būtent ant asfalto. Padangos yra paprasčiausiai apkūrę urvų žvyrų, prilenda į protektorių ir važiuoti iš karto asfaltinės dangos yra pakankamai pavojinga. Automobilis nėra toks stabilus. Finišuoja Vainius Žulis, įsirašė į savo sąskaitą dar vieną brangųjį tašką. Antroji pozicija tikrai šaunu Jonas Montvydas, trečias Rokas Jakubauskas, ketvirtas Laurinas Diržininkas ir penktoji pozicija kol kas labai